kiek suprantu, čia kažkur tai į tas buvusias sodybas sunešė gyrę. 41 metų likučių tankų mūšio. Nu, čia ne naujiena, kasėm ten. Kasėm daug. Ir daug radom. Pažiūrėsim ir čia. Vis tiek kažką prikrapštysim čia. Žodžiu, spėk, kokio tanko dalį rasi. Tava spėjimsi, mano spėjimsi. 26. Nu gerai, tada man liek BT. Tikimybė didės. Oras permainingas toks. Signalas yra. Neaišku, kas ten. Gal istorija, gal ne. Lopeta gal. Ne lopeta. Pavalyk biškį. Palik biškį tą lopetą tokiai pozicijai. Bet nepanašu, kad nuo ūkio būtų. Gerai čia. Tas klausimas neatsakytas. Prasmės čia nėra tos vertės. Menkavertė, bet gal išmąstysim. Puis technikos. Gal ir ne. Žinai, čia BT 7 buvo sprūgęs. Ant šito keliuko pelkėto. Kažkiek aišku nebelikė čia, bet va iš sviedinių dėžės pertvara. Tai faktas. Čia viduj tankė tos sviedinių dėžės buvo 45 kalibrui. Gabaliukas. Gal ta kažkas bus, nežinau. Žiūrim greitai, nes šitie puola ant keliuko. Žinai, šitą istoriją prasidėjo ir baigsis ant keliuko. Dar viena pertvara. Kiek čia dėžutė atskridus? Nedaug. 30 metrų kažkur. Dar kažkas yra, žiūrėk. Ai, dar yra. Čia vien tų pertvarų derlių šiandien. Nu ir viskas. Pajudėjo, matai? Gal ne visai plona. Ir kągi turim. Laikiklis, super. Sviedinių laikiklis, aš galvoju, čia iš bokštelio. BT. Eiktų visai netikėtai ant šito keliuko senovinio, kuris matė 41 metų birželio mėnesį tankų mūšio visą tą veiksmą. Giliai ten, kur nebėra rūdžių, mes tokį nuliovą laikiklį. Gerai. Nes tikėjau, tai pagalvojau, kad kažkokia tiesiog kilpa apie nieką. Va. Opa, atverčiu, žiūrėk. Nieks nenulūžė.
Vedinukai 45 kalibro. Pavarštas gyvas sveikas. 70 gylis, pelkiai, be rūdžių. Svarbiausia, kad neskarda, plėšyta kažkokia tai karvas. Gal jos skeveldra, nieko tokio. Kaip ir skeveldra. Gal atpažinti. Tai su tokia dienelė buvo beviltiška. Čia žodžiu tą apie pusę metro smėlio sluoksnį po karo užvežė ir užpylė ant visų tų lūženų, traukinių, tankų, nes po apačia jų buvo tikra durpė, pelkės. Bet žinai, matai formą kokią? Apvalė. Nu, pagal formą, tai gal netgi ir neskeveldra šarva, o kažkas geriau, bet žinai čia. Daug. Norėčiau šį greičiau pamatyti. Čia tas BT variantas buvo, kur bokštelis cilindrinis, senesnio modelio. Įdomu. Kuris įdomesnis, nežinau, ar tas tikrasis BT. Turės ausim. Su Mickey Mouse ausim. Ar tas cilindrinis? Jau baigęs. Puslankis, žinai kas čia bus? Nuo galinio BT šarvo tas puslankis aplink varomąjį ratą, aplink tą varomąjį mechanizmą reduktorių. Ką, visai normaliai. Aš tau galiu pasakyti, jie dažnai nepasitaiko. Va. Žiūrėk. Taip ir yra. Prisukimas. Čia skylė. Geras. Dar viena sveika detalė. Pelkė. Tiek pradžiai kažkur tai matėsi. Kažkiek gavo sprogimo, nieko tokio. Sveika detalė, ne? Nedažnai pažiūrėk, nelabai dažnai. Nelabai tikrai. Dar trupuliukas. Tai va, toks pat birželis buvo, įsivaizduoji. Tokia pati graži diena. Čia daug tiek jų ir randu. Nu kažkas yra tikrai, ne? O, po pabūklų šarvelis. Tas
mato, žinai, barzdą. Kaip čia veidelio dalis. Šarvas po pabūklo, čia va pabūklas. Kažkur tai tvirtinasi. Geras, reiktų tą. Kur toliau tai žinau. Čia ryškiai numerių gali būti išlikę dar. Šarvas po BT tanko pabūklų iš cilindrinio bokštelio. Tautušiai. Čia likučiai BT7. Tokios puikios detalės šiandien vis dėlto mes jas radom. Tai šitas BT7 su cilindriniu bokšteliu 43 rusų divizijos, kuri va čia va važiavo per tą senąjį tiltą link Tautušių, per Dubysą šitoj vietoj. Ten bandė dar įsitvirtinti ir gintis. Ir matom, kad nepavyko. Čia šarvas po pabūklų. BT. Dar viena sveika, graži dalis. Šiek tiek nukentėjus tą 24 birželio nesėkmingą jam dieną. Tai šarvas papildomas už varomojo rato. BT irgi, BT7 ir pati puikiausia detalė, dar šiek tiek su dažais. Nu, kadangi pelkė tas keliukas, kuris ten pasiliko, šitas butukas 24 birželio, tai stovis labai geras. Iš bokštelio BT7 cilindrinio sviedinių laikiklis.